papasakoti, kokiu tikslu aš keliu šitą įrašą. Tai mano atveju ir šiuo atveju tai keliu reklamos tikslu, kad parodyti, kaip tas atrodo iš šono stiklo poliravimas, stiklo paketų poliravimas ir įvairių defektų šalinimas. Tai yra saugus būdas pašalinti įvairiausius defektus. Nuo smulkių, tiesiog lengvo pavalymo į stiklą defektų ir nuo labai stambių, jau kliūna stiklas į stiklą montuojant, ar tai pjaunant apsauginę plėvelę nuo stiklo ir tada įrėžiant tą stiklą. Sudėtingi defektai, tai kampinio šlifuoklio, bulgarkės, žiežirbos stikle, juos irgi galima pašalinti. Dažnai ne 100%, bet situaciją pagerinti tikrai galima. Kitas dalykas, svarkės, šlako, aptaškyti stiklai, sudėtingi defektai, bet irgi galima, jeigu nepašalinti, tai sumažinti galima. Kartais padaryti taip, kad nesimatytų, sakykime, tų defektų. Tai va, tokius ir panašius. Tai ir tiesiog dėl bendro švietimo žmonėms, kurie domis, kuriems įdomu ir kurie nesusidūrė, tai pabandysiu trumpai ir parodyti. Tai tiesiog dabar greit papasakoju, kas kaip, ir pramesiu kelis įrašus, kaip atrodo. Pats darbas iš šono jis yra monotoniškas ir neįdomus, bet man kaip specialistui tai labai daug malonumo teikiantis darbas ir ypač gal jau kiek jau ne procesas teikia malonumo, tai sakykime pats galutinis rezultatas tai yra labai siekiama visada maksimalaus rezultato, tai jis tą, sakykime, teiks daugiausiai jau tos malonės, kad pasižiūrėti, kas ir kaip gaunas, kaip buvo prieš, blogai ir ant kiek gerai galima padaryti. Tai va, o jeigu jau kažkam įdomu ir aktualu, nori kažko paklausti, tai dažniausiai galima skambinti, net jau kada aš neatsiliepsiu, tai aš visada pasistengsiu perskambinti, šiaip visada ir perskambinu, nes atsiliep dažnai ir neatsiliepiu, jeigu jau būnu intensyviai įsijautęs į darbą, tai aš tikrai neatsiliepsiu, nes nenoriu savęs blaškyti, po to pameti nuo kur ką pradėjai, tai visada stengiuosi perskambinti. Tai va, ir dabar permesiu porą įrašų proceso, sakykime. Tai taip ir galiu įvardinti, kad yra nuo smulkiausių defektų ir iki stambesnių defektų, kaip stalo restauracija. Tai čia, va, sakykime, jau buvo tas, kad masės defektų ir labai gilių. Tai kadangi filmuoju su veiksmo kamera, man neišeina tiek sufokusuoti tų pačių defektų, kiek su telefonu, tai jeigu ką, visus savo įrašus tik labai sutrumpinęs keliu į Instagramą ir Facebooką, tai galit viską ten pamatyti, ten yra ir fotkių sukeliu, visko, kad būtų aišku prieš ir po, ir tai nėra užmaskuota, tai yra 100% pašalinta ir saugiai, ir be kažkokių stiklo iškraipimų ir taip toliau. Nes jeigu tu nuvažiuoji į objektą ir, sakykime, tų stiklų yra daug ir jie yra dideli, ir jeigu tu padarysi broko, tai reiktų įsivaizduoti, kokią tu atsakomybę neši ant savo galvos, jeigu tu haltūrinsi, paprastai sakant. Tai šitoj vietoj tokio dalyko čia negali būti net kalbos. Arba darai maksimaliai gerai, arba nedarai visai. Tai tokia mano mintis buvo, kai dirbau ir kai dabar vis tenka dirbti kartais dar su automobilių poliravimu, nors labai mažai. Tai tuo pačiu vadovaujuos realiai ir šitoj situacijai.
arba labai gerai, arba visai nedaryti. Viskas. Iki. Žiūrim video.